į šitą mišką dar sugrįšim po 10 metų. Iškirst, va, pavyzdžiui, šitas priaugs dar kokius 5 cm. Čia šiaip iš tikrųjų ir dabar šio kirtimo metu tokį galėjom iškirst, bet nekirtom dėl to, kad ir taip čia viskas yra gerai. O pavyzdžiui, va, tokie va, beržai, tai yra mūsų kaip miškininkų siekiamybė. Čia yra jam apie 30 metų, idealios būklės beržas. O kodėl po 10 metų dar kartą kirsim? Todėl, kad visų medžių pasilikusių čia diametras jisai didės. Tie medžiai visi stambės ir tada vėl galės ateiti ir vėl iškirsti tos prastesnės kokybės, o pavyzdžiui šitą, ir auginti idealiausius beržus pačiam brandos amžiui, kurie atneš tau didžiausią ekonominę naudą. Miškininkų tikslas iš plyno kirtimo, kuris visiems atrodo yra baisiai, užauga va šitokie savaiminiai medynai ir mes šituose savaiminiuose medynuose ir formuojam geriausios kokybės užaugančius medžius.